Sveiki, Hebrytė, dėkui, kad prisijungėt prie antrojo epizodo laidos Be filtro. Prašau, toliau dalyvaukite konkursuose. Tiesiog po šito video galite užduoti klausimus likusiems veikėjams šitos laidos. Be abejo, Bendžiui ir Vytautui klausimai jau nebeateis, bet jūs vis dar turite galimybę 7 kartus laimėti tiek tos marškinėlius, tiek albumą Purva, kuris išeina gegužės 31 dieną. Ir dalyvavimo taisyklės labai paprastos, po šito komentaru rašot atlikėją arba veikėją, kuris sudalyvavo šitam albume ir klausimą jam. Dar vienas atlikėjas, dar vienas klausimas, kiekvieną kartą jūs keliaujate į Šapulę, tad jūs dar turite 7 šansus sudalyvauti šitoj loterijoje ir laimėti prizus. O likę atlikėjai ir veikėjai yra Rob MC iš Jonavos fronto, Zulu Rock One, Auriza, The Flow, Vaidas iš Two Sided Beats, Smakoš iš SGC ir taipogi Kulka. Tad linkiu visiems sėkmės, prašau dalyvaukite. O prieš važiuojant prie antrojo epizodo dar norėjau įvesti porą patikslinimų dėl pirmojo epizodo. Kai mes su Bendžium kalbėjome apie Uzi ir ant kiek geri buvo instrumentalai albume surišti viena virve, aš buvau apie 25 metus įsitikinęs, kad visus tos instrumentalus buvo padaręs Genys. Nes Genys iš tikrųjų daro instrumentalus ir labai gerus. Bet kai tik išėjo epizodas į YouTube, išplaukė ir į platumas, parėjo zvanas Kulkai iš MOG, o konkrečiai iš Karų. Karų, dėkui tau, kad paskambinai man, davėjai žinot ir sako, Kulka, senas tu marazmatikė, šlubas krėlė, Genys nedarė bitų Uzi. Jos darė bachūrai iš XM, iš klaipėdietiškos grupės XM. Na ir iš tikrųjų, iš karto pažiūrėjau, taip ir yra, tos bitus darė Mindaugas Kazakevičius Kryžius, o taipogi Matas Petrikas. Tikiuosi teisingai ištariu pavardę, Matai, jeigu ne, dovanok, bet tikiuosi, kad viską pasakiau teisingai. Tad Mindaugui ir Matui didžiulė pagarba, tie bitai bangina iki šiol ir turbūt bangins, kol galėsime tą muziką klausyti, kol bus tie formatai, kuriuos mes galime įsikišti į ausis. Tad dėkui jums labai, jūs padarėte tikrai ugnį. Dabar dėl antro patikslinimo, kai mes kalbėjome su Bendžium, audio ryšys buvo gan tylus ir karts nuo karto mes viens kitą sunkiai girdėjom. Dėl to, kai Bendžius pasakojo apie tai, kad jo hobis buvo paišyti, kaip jis nuo mažų metų paišė, aš jau paklausiau, ar jis buvo nupiešęs tą dužusi uodą gabalui Adrenalinas. Ir Bendžius mane suprato, lyg aš jo klausčiau, ar jis padarė oficialų viršelį gabalui Adrenalinas. Tad, kai vėlgi podcastas išėjo į YouTube, Bendžius su manim susisiekė, sako, Kulka, tą piešinį nupiešiau ne aš, taigi, o kažkoks nežinomas gerbėjas. Bet tikiuosi ištikimas gerbėjas. Tad šitą piešinį nėra nupiešęs Bendžius, o va jau šitą yra nupiešęs Bendžius ir būtent apie šitą piešinį jis ir kalbėjo tam pirmam podcast'e. Tiek tų žinių, judame prie antrojo epizodo. Jeigu pirmam epizode mes turėjome repo legendą Bendžių, kuris jau repo padangėje Lietuvos yra 30 metų, labai solidi data iš tikrųjų, tai mūsų antras svečias yra jaunesnis, pristatantis jaunesnę kartą, jis tik tais jo veikla yra apie 6 metus, jis repavo, produsavo ir suvedinėjo muziką. Ir net jeigu jūs nežinote jo repo gabalų, galėsite susipažinti su keliais po šito video, o net jeigu turite gabalus iš Lietuvos repo, kurie jums labai patinka, tikriausiai jis yra tiesiogiai prisidėjęs prie tų gabalų kaip suvedinėtojas. Tai laikau jį iš tikrųjų ir įdomių žmogum, ir labai perspektyvių profesionalų, kas liečia muziką. Tad netempiam gumos, važiuojame tiesiai prie eterio. Melas natos, tavo akis kaip jūra, kurioj apvirto laivas naftos. Vietą mergaitėm pasako, tik nuleidus kadilakos. Rodų tagai tai gerbiami drilė, dėl to įdėsiu čekų į teną. Gal kažkas panaudo širdį, mane tai N bombos kitena. Sveikas Vytai, dėkui labai, kad užsukai šiandien svečius. Hebrytė, kas nežino, šiandien pas mus svečiuose
Vytautas Macijauskas, kuris prisidėjo prie viso kiekvieno gabalo, Božno gabalo iš albumo Purvas suvedimo. Mano nuomonė yra labai puikus inžinierius, labai geras žmogus, išmanus, labai lengva su juo dirbti, malonu dirbti visą laiką. Tad jeigu kam net įdomu, čia ir bus klausimų vėliau iš žiūrovų, kaip susisiekti su juo, ką padaryti, šiandien visą informaciją tame bus. Vytai, dėkui labai, kad prisidėjai, dėkui, kad šiandien užėjai svečius. Kaip sekas? Dėkui iš tikrųjų už tokį nuostabų pristatymą, taip net iš tikrųjų likau susimastęs, iš tikrųjų, ar esu to vertas, bet labai dėkingas esu tau. Iš tikrųjų, man sekasi neblogai, kaip tik baigiau vieną tokį suvedimą, tai pravedint galvą, aš manau, kad mūsų interviu, nežinau, ne interviu, bet pokalbis bus pats tas. Tai ačiū tau labai, ačiū už tokią kaip ir reklamą, už rekomendaciją, tikrai. Nebūčiau turbūt čia, kur esu, be ir tavo paskatų, žinai, toks prisidėjai prie mano formavimuose. Dėkui tau, Stasai. Dėkui tau taipogi. Na ką, tada davai, nedelsant važiuojam gal link kai kurių klausimų nagrinėjimo. Žinai, jeigu žiūrėt taip į tavo tą istoriją, į archyvus interneto, tavo kūrybą, kažkur prasideda prieš 5-6 metus, ir aš mačiau, kad, tarkim, pirmi gabalai jie išeina ant vienokio stiliaus, ne tavim produsuoti, ne tavim suvedinėti, po to judi pagal laiko liniją keli metai į priekį, jau tu produsuoji, dar biškį vėliau jau ir suvedimas tavim padarytas yra. Tai man labai įdomu, kaip ta kelionė nutiko, kad tu iš repo pradėjai šokti prie kitų vokalinių ir muzikinių aspektų visos tos hip-hop kultūros, ar tiesiog nepatikdavo garsas, ar nusprendėjai, kad reikia tau pačiam būtinai padaryti, save pamatyti. Kaip tai įvyko? Dėkui tau, labai gerai suformulavai, supratau klausimą ir iš tikrųjų turiu ką juo pakomentuoti. Na, tikrai, mano muzikos kelionė prasidėjo maždaug prieš 6 metus. Tie pirmi žingsniai buvo kaip ir kiekvieno pradedančio, tai tiesiog beatus irgi ir vogdavau, ir viską, tai tokia ta paprasta kasdienybė. Bet aš esu toks žmogus, iš tikrųjų, kalbant dabar iš suvedimų pusės, kad man labai patinka, kai prie viso to, ką aš darau, turiu pilną prieigą. Nes mėgstu iš tikrųjų nesu toks tvarkingas žmogus gyvenime, nei nesu per daug tvarkingas savo gabaluose. Nes man gal net patinka šiek tiek toks chaosėlis, dar kažkas, ko galbūt kiti suvedinėtojai, jiem reiktų arba ilgiau aiškinti, arba nesuprastų turbūt, ko aš noriu. Tai kadangi tą supratęs, tai pamatęs savo muziką, pradėjau labai dominti. Suvedimai, netgi jeigu ir nepavykdavo kažko man suvesti ar padaryti, ar būdavo kažkas neaišku, aš jau pamenu save kaip kitą rytą pats jau atsisėdęs vėl viską ten negalėdavau užmigt, kol pavyzdžiui nesumastydavau, kaip ką kito padarysiu. Tai, būdavo netgi ir tokių atvejų. Tai atrodė, kad tas tiesiog vedė mane, tas galėjimas pilnai turėti prieigą prie savo gabalų. Tai kaip atlikėjas, aš nelabai galiu nei vadintis, nei kalbėti, kadangi neturiu nei daug peržiūrų, nei didelio žinomumo kažkokio, bet kas žino, tas žino, tai kalbu tiem, kas žino, o tiem kas naujas, tai sveikinuosi, tai tiek manau, nebent turi kažką dar papildyti. Ne, man labai įdomu, taip, kad tu sakai, kad tu norėjai išgauti būtent pats viską išsiaiškinti ir tada galutinis produktas gaunasi būtent tu nepriklausai nuo kitokių faktorių, tai yra labai įdomu, nes pas mus, tarkim, žinai, mums būdavo, mūsų laikais nebūdavo tokių ir technologijų, ir prieimo, žinai, mes įsirašinėjom, mūsų pirmi gabalai rašyti ant gaminių tų ausinių, žinai,
žostkai mes įrašinėjom per Cool Edit Pro 2.0, per Hip Hop EJ, per ką tik galima. Ir va dėl tų vogtų instrumentalų mes irgi, kadangi patys neprodusuodavom beatus, aš praeitam podcast'e sakiau su Benjum, kalbėjau, kad kai išgirdau gabalą Sticky Fingers Jackin' for Beats 2000, jis ten ant visų tų hitų pavogė instrumentalus, pradėjo daryti. Mes tiesiog vogdavom ir tas mąstymas man užtruko kažkur ten 12-13 metų, žinai, kol pradėjai kažką, na, gal būtų ir gerai, kad būtų padarytas beatas, arba dėl suvedinėjimų ir dėl beatų nuolat buvo problemos ir patys mes negalėjom, nemokėjom, gal neturėjom kantrybės, aš ausų neturiu, aš galiu ritmiką atskirti, bet tarkim, kas ten liečia garsus, išgirsti kažką, aš siunčiu Rock One iš karto ir Rock One'as man pasako ten ta, ir aš kaip aklas kačiukas jo pilnai pasitikiu ir taip, žinai, tai įdomu, labai įdomi tema tokia. Na gerai, gal tada, biški, tu dar nori kažką pridėti? Kol kas ne, turėjau ką, bet dabar nuplaukė, tai aš prie vėlesnių gal pridėsiu, ar įterpsiu, žinai, tai viskas gerai, nes, žinai, nu taip mėtomės, nu taip alejupus mėtom viens kitam, žinai, mintim, tai viskas labai gerai, aš vėliau pridėsiu, jeigu dar prisiminsiu ir viską, šiaip nieko svarbaus neužmiršau. Tai va. Gerai. Tai va, dėkui tau. Ne, ką, dėkui tau. Čia mes dabar po kiekvieno klausimo tokie, kaip čia vadinasi, žinai, aš Kanadoje, kadangi gyvenu, čia vadinasi yra toks terminas kanadiečių mūšis. Tai kiekvienas turi, sako, aš atsiprašau, kitas, ne, aš atsiprašau. Tai mes pas mus mandagiųjų mūšis, mes dėkojame viens kitam, žinai. Jo, iš tikrųjų, ta tokia, galbūt baimė, žinai, neatsakyt, va, pavyzdžiui, tu pasakei, tu įdomiai tai pakomentavai, kai būdavo pas tave tavo laikais ir kažkaip, kai nepapildau, va dabar man pasirodė taip negražiai, kad aš nepapildžiau, tai jeigu kas visada saky, gal ką iš savo pusės pridėta, žinai, toks irgi, gal čia tas va ultra mandagumas, bet, žinai, nu jo. Ne, viskas gerai, žinai, davai, kad lengviau būtų, tarkim, jeigu tu pirmas pradedi kalbėti, tada aš, jeigu turiu ką nors papildau ir tada uždaryta tema, jeigu aš pirmas pradedu kalbėti, tu papildai, tema uždaryta ir jeigu norim prie kažko grįžti, nu tai grįžtam, čiagi be filtro, tai važiuojame kaip turi būti. Man dar buvo labai įdomu, kadangi tu esi kaip jaunesnės kartos atstovas ir galimas dalykas, kad, nu ir be abejo, turbūt turi skirtingus tos požiūrius į muziką, žinai, ir aš žiūriu į tą repą, kurį tu darėjai, iš pradžių pradėjai nuo boom-bapo, kažkur tu nuvarėjai ir pradėjai daryti trapą, žinai, arba drillą, aš dovano, gal ten biški maišausi su terminais, bet man kas patiko iš tavo pusės, kad nepriklausomai nuo to, ką tu darėjai nuo anksčiau iki paskutinio gabalo, nebuvo taip, kad tu ant boom-bapo darai kažkokią vieną stilistiką, o ant drilo, tarkim, pradedi ten stumdau narkata, ten kaukės, žinai, ten aš stoviu ant kampų, visą laiką išliko ta esencija, tas noras pasakyti kažkaip, išreikšti save gražiai. Ir man tas labai patiko. Tai mano klausimas būtų toks, kadangi tu išlieki toks pat, muzonas keičiasi, ar tu tiesiog kaip seki tam tikras tendencijas, kad atitikti lūkesčius klausytojų, ar tau tiesiog užeina, kad man patinka tas bitas, aš noriu ant jo padaryti ir tu tiesiog darai? Iš tikrųjų atsakysiu, dėkui už klausimą, atsakysiu šitą klausimą šiek tiek giliau. Tai va, aš iš tikrųjų savo gyvenimo tais pirmais gabalais, gal net pasakysiu, aš neturėjau daug patirties, kad daug sudėti į muziką. Iš tikrųjų, jeigu daug kas nustebs dabar, galbūt Stasi ir to, aš gyvenime, kad dabar suprastumėt, ant kiek aš nelabai turėjau potyrių dar pirmais gabalais, aš niekad nesu rūkęs cigaretės ir niekad neveipinęs. Čia gali pasirodyti kaip pasigirimas, bet aš dabar nesigiriu, aš noriu tiesiog parodyti, kad aš tuo metu nebuvo veiksmo pas mane. Aš gyvenau pamiškėj tokioj, ir dabar gyvenu, tik studijuoju, barakas, visa kita, tai tas gyvenimas jis kitaip vėl verda. Tai bet tuo metu aš gyvenau pamiškėj, tai ką, mokykla, namai, dar kažkiuką nubėgu, pažaidžiu, tai nebuvo kažkokių tų
Buvo jausmų kažkokių viso kito, bet nebuvo to, kad aš galėčiau labai giliai rašyti. Tai pas mane pirmieji gabalai, tai imkim didžioji dalis ne iš patirties, bet iš to, ką girdėjau ir gal kažkas suvaidinta. Tai aš pirmais savo gabalais nebuvau tikras, tiesiog rašiau, kas man gražu. Rašiau, kas man gražu, kaip yra kažkur pasakyta, kad daug kas jau yra, menas visas jau sugalvotas, tik, reperiai kitaip perteikia. Pavyzdžiui, ten dabar net nežinau, ar tiksliai pasakiau, bet kažkas tokio. Aš manau, tu supranti, apie ką aš kalbu. Jo, jo. Tai visavai perteikia mes. Ir žodžiu, ir toliau einant, aš kažkaip supratau, pavyzdžiui, viskokio skambesio noriu, kokį beatą gal pasirinkti. Aš pradėjau eiti visiškai tokiu keliu, nežiūrėdamas į nieką ir tiesiog būtent darydamas tai, kas man tiesiog gražu. Ir nes aš iš tikrųjų bandžiau, gal yra kokie 2 gabalai, kuriais galima pasakyti, kad aš, pavyzdžiui, vaikausi trendo kažkokio ar dar kažką. Aš dabar jau tiksliai neįvardinsiu, bet aš supratau, kad man kaip žmogui tas visiškai netinka ir geriau aš darysiu tai, kas man malonu. Savo paskutinius gabalus, tai iš tikrųjų iš viso esu išfreestylinęs po eilutę. Pavyzdžiui, išfreestylinu eilutę, vieną ten kokią sustabdau, galvoju, aha, toliau, tada pagal skambesį vėl pasileidžiu rekord mygtukas ir vėl įrašau eilutę. Tai pas mane tie ir stiliai keitėsi ir viskas, bet aš galiausiai nusprendžiau tiesiog taip, kaip man atrodo gražu, į nieką nežiūrint ir daryti. Tai va. Ir atsirado po tų patirčių daugiau, tai tais paskutiniais gabalais jau gal netgi ir buvau toks užtikrintesnis. Jasna. Žiūrėk, visų pirma, iš tikrųjų, pagarba tau, kad tu taip gali atvirai pasakyti, žinai, ten pirmuose gabaluose buvau net ne aš, nes labai daug žmonių, jie pradeda aplink save tą charakterį, tokį personažą statyti ir pastato tokį didelį mozolį, kad jau po to per vėlų sakyti, kad, žinai, aš ten savo pirmuose gabaluose gal nebuvau visiškai atviras, o tu tai visiškai atvirai sakai ir tau už tai pagarba. Iš tikrųjų, man dar, žinai, labai patiko, kaip tu pasakėjai, žinai, gyvenai ten pamiškėjai, ta prasme, bet iš tikrųjų, jeigu tai pagalvot, tu tada buvai tas neliestas vaisius, žinai, ir iš tikrųjų gal kažkiek ir priduoda šarmo tą kūrybą, nes tu nesugeri viso to negatyvo ar tam tikrų faktorių. Žinai, kai gyveni mieste, tiesiog daug daugiau informacijos yra, ne? Ir tu ją sugeri. Jo, iš tikrųjų, supratau, ką nori pasakyti, kad galbūt tą unikalumą kažkokį labai priduoda tas gyvenimas pamiškėj, tas toks nematymas, toks gal visko matymas labiau iš šalies, nes vis tiek, aš tai, ką rašydavau, aš dažniausiai, kaip ir sakiau, girdėdavau iš šalies, kas vyksta, ir pagal tai susidarydavau nuomonės, tekstai pagal tai gimdavo. Dabar aš daug dalykų išmokau, pavyzdžiui, tik per paskutinius 2 metus sužinojau ten tolerancijos, kompromisų menai, irgi niekur nesu nei pažengęs, nei tobulas, nei net kai kur geras nesu. Tai tiesiog pridėjau galbūt to šarmo tokio, tas toks nekaltumas, galima netgi taip pasakyti. Tai jo. Ir, žinai, man dar taip kaip pasakyti, tu esi jaunesnis žmogus ir aš tave žiūriu taip ir man taip kažkaip net atrodo, kad, žinai, tu esi palyginus su kitais žmonėmis, iš tam tikrų aspektų tu esi prieki keletą metų, nes tarkim tavo amžiuje, kai mes buvom, ir man tai kenkia labai, mes buvom tokie labai užsispyrę, mes tarkim, žinai, kai buvom, kadangi mes pirmi Jonavoj pradėjom judesį, mes kaip tie akmens amžiaus žmonės, žinai, urve, ugnį išradom, ir aplinkui jau civilizacija statosi, aplinkui jau ten mašinos važinėjo, o mes vis dar urve sėdim ir mes mes padarėm ugnį, mes dabar tą šventą ugnį išlaikysim, tegu ten važinėja su tačkiam, jie kažką ne taip daro, žinai, ir
tu gali pastebėti, tarkim, iš mano ankstesnės kūrybos ir dabar, kadangi tu suvedinėjai tos gabalus, kad man truko 20 metų, kad šitam albume kažką padaryti ant tokio naujoviškesnio byto. Ir tai nėra dėl to, kad, tarkim, aš ten vėjuosi kažkokių tendencijų, bet tiesiog iš pagarbos klausytojui tu supranti, kad tendencijos keičiasi. Ir jeigu tu pakeiti, tarkim, instrumentalą, o vidų patį įdarą palieki sąžiningą, kurį tu iš tikrųjų pristatai, tai iš tikrųjų nepakenkia kūrybai, tai tik tais jai padeda, nes tada tu gali savo kūrybą paduoti žmonėm, kurie gal iki šiol tavęs net neklausytų. Žinai, reikia, kaip tu pasakėjai, kompromisų menas ir viskas, reikia išmokti būti dinamiškam. O mes išmokom būti ne dinamišku, o dinamo mašinom, žinai, mes pas kas nepraeina, eiktų, nakui, žinai. O tai, suprantate, ne, tokie, tai yra kvailas požiūris. Va, bet taip įdomi. Iš tikrųjų, tikrai dar šiek tiek greitai pasistengsiu dadėti, kad nevarginti ir klausytojų ir kitų. Šiaip labai gerą apibūdinimą davei iš pradžių, tai padėkosiu, aš priimsiu taip kaip komplimentą, žinai, kadangi tai yra tavo nuomonė, mane matai kaip brandesnį žmogų galbūt, tai šitaip sakant, tai ačiū tau labai. Tai ką aš noriu pasakyti, palaukit dabar truputį, žodžiu, man labai patiko tavo kažkada, kai mes esam kalbėję frazė jaunatviškas maksimalizmas. Turbūt pameni, kai kažkada šitą aptariam, tai Taip. tikrai, tai turbūt čia kalba apie tą patį eina, kad tikrai man irgi norėdavos visada kažkaip įrodyti ir galgi visai neseniai tas pasibaigė. Iš tikrųjų, visai neseniai tas pasibaigė. Daugiau pradėjau ir domėtis ir atsirado mano gyvenimo rate žmonių, su kuriais aš pamačiau, kad savo kažkokia tiesa ar argumentais ar tai, kad aš čia kažką įveiksiu, kažką nugalėsiu, aš nelaimėsiu. Kad man reikia kaip tik megzt ryšį, kaip tik bandyti sukonektint, o ne būti žingsniu priekį. Tai jeigu aš eisiu su kažkokiu žmogum, pavyzdžiui, netgi jeigu kuris mane ar tai sodina, bet jeigu aš prie jo bandysiu prieiti, prie kažkaip giliau su juo pabendraut, aš gausiu ir supratimą ir gal mes net kartu pakilsim kažką tai bendro atrasim ateityje. Tai va, tai tikrai tas maksimalizmas, tas veržlumas, kad kažką įrodyti, pas mane irgi nepasakyčiau, kad dar yra pasibaigęs, bet tas, kad tikrai jau nusėstų ant to požiūrio, kaip iš šonų viskas vyksta. Ir diplomatiškesnis, kompromisiškesnis ir nebe tais tikslais gyvenu, kad aš įrodyt savo svarbą. Aš savim pasitikiu. Aš žinau, kad ta tiesa, kurią aš tikiu ir žinau, kad jinai niekam nekenkia, tai man yra svarbu. Ir viskas. Ir gerbiu. Kito nuomonė man yra svarbi tikrai, kad aš galėčiau ją gerbti. Tai va, mokausi gerbti. Tai Jo, čia kaip tu laikai savo ego kontrolį, nes žinai, kaip ego, jis iš tikrųjų jis turi būti, jis privalo būti ego, bet ego yra kaip plūdė. Jeigu ta plūdė per didelė, per sunki, jeigu tas ego per didelis, viskas paskęsta ir tau nėra prasmės iš to ego, jis tik tiesiog tave tempia į dugną. Pakeliu į dugną, tu vis tiek išmoksi kažkokiu fintu, bet galų gale tu atsidursi dugne, o kai tu pradedi tą plūdę kontroliuoti, kur tu ją nori numesti, kad kokią žuvį pagauti, va tame yra tas grožis, mokėti kovoti, suprasti save, būti sąžiningu su savim, žinai, kad tiesiog ne tai, kad pasaulis pagal mus, o mano pasaulis, kaip jis veikia su daug didesniu pasauliu. Žinai, kaip kiekvienas pasaulis, kiekvieno žmogaus yra burbulas, bet mes su tais burbulais turime susiliesti, žinai, nes kad mes galėtume bendrauti, kažkaip tarti, o nesprogti. O taip gaunasi, kad mes turim ginčą, vienas burbulas sprogsta, kitas išlieka, gerai, bet tai tavo eilė susprogti irgi tada ateina, tad reikia būti išmanių. Nu, va, kaip ir matau, tau tai sekasi, man tas patinka labai, žinai. Išmanus tas žmogus.
Dėkui, ačiū. Iš tikrųjų, man labai patiko tas palyginimas su burbulais. Iš tikrųjų, kad vat tu, pavyzdžiui, kažką laimėdamas, tu kitą susprogtini, bet tada tu žiūri, kad kažkokio kelio į priekį, taigi irgi nėra, po to išyra bendravimas, dar kažkas pasidaro, tiesiog ir niekur nepatobulėji. Žinai, vat Jo. labai teisingai, man labai patiko tavo mintis. Iš tikrųjų, žinok, vat dar noriu palauk greitai, kai ką dadėt, vat galėsim kitur trumpiau užtrukti, nes čia palietėm labai labai gerą temą. Aš manau, tu ir pats pastebi dabar, čia nėra ką lyginti, nes tu turi, keliagubai daugiau patirties. Tai aš noriu pasakyti, kad turbūt ir pats pastebi, kartais yra kažkoks ginčas su žmogum ir tu jau numatai kokius 7 atsakymus į priekį, kad čia bus tas, tu dabar bandysi kažką įrodyti, tada jisai vėl kažką mes atgal, aš jau toks, žinai, kaip, aš esu jaunas, bet viduj pas mane tas senumas atsiranda, kad, o dieve, nu kam, gerai, aš padarysiu, kaip jis nori ir jeigu žinau, kad tai man nepakenks, kad svarbiausia niekada, kaip sakant, aš manau vieningai pritartume, kad tiesiog nepereiti aukos poziciją, o tiesiog, išlaikyti ego kontrolę. Tai va. Jo, pilnai Tai- sutinku. Kartais, žinai, va, su to maksimalizmu būna, kad tu nori laimėti ginčą ne tam, kad tau būtų gerai ir žmogus kažką suprastų, o tu nori laimėti ginčą, kad kitas žmogus pripažintų tai, kad tu esi stipresnis. O kai tu pradedi jau laviruoti, taip sakant, taktiškai, bandyti diplomatiškai kažką spręsti, tu iš tikrųjų gerini savį ir tau nesvarbu, ką apie tave tas žmogus sako. Ir nepriimk klaidingai, aš neskau, kaip tu sakai, niekada negalime nusileisti iki aukos lygio, visą laiką reikia mokėti už tą pastovėti. Tam tikros ribos negali būti peržengtos, ne? Bet ginčiuose atsiranda jau ta mintis, kad tu turi pagerinti save, tai, kad tu neatsakysi į vieną aspektą to ginčo, nereiškia, kad tu esi silpnesnis. Gal iš tikrųjų tai net parodo, kad tu esi stipresnis kaip žmogus. Tai matai, tu savo jaunam amžiuje jau tai supranti ir man iš tikrųjų džiugu. Aš kaip tau sakiau, man, žinai, bendravimas su tavim tokiam temam, jis iš tikrųjų duoda tą viltį, kad, žinai, kaip būna žmonės sako, ai, ten jauna karta, ten jie nori daryti tą, jie nori daryti aną. O man kaip tik bendravimas su tokiais žmonėmis kaip tu parodo, kad yra ta šviesa tunelio gale. Ir gal net ne tunelio gale, gal net iš karto, man prie rožos iš karto stovi ta šviesa ir rodo, žiūrėk, ne, viskas ne taip yra blogai. Yra jaunų žmonių, kurie iš tikrųjų daro savo reikalą ir daro jį tvarkingai su protu ir su dūšia, žinai. Tad dėkui tau už tai. Vėlgi pas mus tas mandagumo karas. Tu man dėkoji, aš tau dėkoju, žinai. Gerai, aš žinai, viskas, vienas sakinys, keliaujam toliau. Dėkoju tau, žinai, kad pasakyčiau daug plačiau padėkočiau, bet dabar tada einam toliau, žinai. Galėsim po skambučio ar dar kažką, žinai, įrašysiu voice, tikrai už tokius žodžius, žinai. Ačiū. Tai va. Tau dušai irgi. Žiūrėk, o va, kai man įdomu apie kūrybą ir įkvėpimą, žinai, ar, tarkim, tavo veiklą, ar įtakoja faktai ir iš išorės, ir gal mes kažkiek tai palėtėm pradžioj, bet gal dabar biškai išsameu, taip, jeigu nori trumpai, faktoriai iš išorės, ar tu, tarkim, ties tų suvedimų, tarkim, ar tu paklausai, kas kitaip suvedinėja, gal, žinai, tau įdomu išgirsti, kažką palyginti, ar tu viską bandai savo pastangom grinai išvystyti, kad būtų tiesiog mano, ar vis tiek tau yra kažkokie autoritetai, kurie tau padeda išvystyti savo stilių, žinai? Kažkokių, iš tikrųjų, anksčiau būdavo tie autoritetai, galbūt paklausydavau vieno kito reperio užsienietiškų suvedimų ir visą kitą, dabar taip netgi aš visko neįvardinsiu, nes daug eksperimentavau muzikoje, iš tikrųjų būdavo, kada aš kiaurą dieną bėgu prie kompo, pataisau mažą dalykėlį, bėgu į mašiną, klausyt, kaip tas mažas dalykėlis kitaip skamba. Tada iš vis buvo moduliatorių, pamenu, pirmą FM nusipirkau, įsėdu, viską ir suvedinėjau savo ten spakainiai, būdavo netgi taip iš tikrųjų į savo Volvo įšokęs jo. Tai iš tikrųjų, o dabar šiuo metu, kas iš ko mokausi, tai vėlgi tie patys kažkokie kursai praeinami, kažkokie tai YouTube'ės video, Redditas ir be abejo
įmeta kažkas, pavyzdžiui, lietuviško repo grupę ar iš pažįstamų kažkokį gabaliuką, aš iš karto nueinu ir paklausau. Ir beklausant man, to per daug, to per mažai, šitą kitaip daryčiau. Tas tokį mini susidėliojimai jau stumia, tuo labiau, kai dabar suvedinėju tavo albumą. Tikrai, bet to noriu pagirti už ne tai, kad skirtingus stilius, bet iš tikrųjų, aš sakyčiau, tai vienas, gal net man geriausias tavo albumas, žinai, jis vėlgi yra toks, turbūt, man asmeniškai, nes jame to naujesnio skambesio daugiau, bet tu ir pats kažkaip labiau atsiskleidai, netgi gal taip pasakysiu, žinai. Tai prašau. Tai va tas, žinai. O šiaip iš tikrųjų ir suvedinėjant va tavo gabalus dabar, tikrai ne visus gabalus suvedinėjau kažkokią panašią formulę. Ir ne tai, kad ten minimalūs pakeitimai, bet jau aš išgirsdavau tavo balsą ir galvodavau, čia šiek tiek kitaip reiktų padaryti, čia kitaip reiktų suderinti su pačiu bitu. Tai va, tas irgi su kiekvienu ko nesuvedimu kažko naujo išmokstu ir tuo labai džiaugiuosi. Tai va, būtų tiek. Ja, nes matai, įdomi taip, nes aš dabar, kai mes įrašinėjom tos pagrindegi visi gabalai iš pradžių solo atėjo pas tave, o po to tie fitai, ir va, kai mes fitus ką nors padarom, man hebra visą laiką rašo, tipo, kodėl tavo vokalas jau taip gerai suvestas, o mano dar kažko trūksta, žinai, aš sakau, tai palauk, sakau, taigi Vytas suvedinėjo ten 14 mano gabalų, jis jau maždaug žino, kaip ten, žinai, jis ateina kaip į chatą savo, žinai, kai mano vokalo suvedinėjo, sakau, turėk kantrybę, sakau, aš tiesiog žinau, sakau, vieną, galutinis variantas bus ir į kiekvieną tavo pretenziją ar pasiūlymą bus atsižvelgta ir viskas atsakyta, žinai. Ir visą laiką galų gale visi laimingi, žinai. O va, kas liečia, žinai, mokymusi iš kitų, kaip tu sakai, žinai, tu paimi tos ir kursus ir viską. Man atrodo, tai yra labai geras, paliubomu, ne tai, kad ten aš turiu pasakyti blogas ar geras, ten man asmeniškai, žinai. O tai yra labai gerai, kad žmogus nėra uždarytos tos mąstysenos, nes tarkim, aš tau pasakysiu, kai išėjo mano pirmas mixtapes Žalias, antras mixtapes Veikla už dyką ir po to aš tiesiog užsidariau nuo visko, aš pagalvojau, žinai ką, aš turiu, gal ne per didelį klausytojų ratą, bet tas ratas, kurį aš turiu, jis yra man ištikimas, žinai, ir žmonės iš tikrųjų, kurie klauso manęs, jie iš tikrųjų manęs klauso, o ne prašo gabalus. Ir dėl to dėkingas jums, hebryte, kurie klauso mano klausytojai, žiūrovai, ačiū jums atdušai, kiekvieną vertinu ir myliu. Ir aš po Veikla už dyką mixtape'o tiesiog išėjau. Aš pasakiau savo, aš noriu padaryti kažką įdomaus ir aš baigiau klausyti lietuvišką repą. Aš 6 metus nei vieno gabalo iš principo neklausiau, žinai, va, aš galėjau paklausyti ten, to paties Konekto, senų gabalų, kurie jau manęs šiuo metu neįtakoja, žinai, jie manęs, suprantė, ne? O va, naujo to aš visiškai nieko neklausiau ir va, po kažkur 6 metų, va, kai aš per naują atidariau Facebook accountą, va, kai išėjo tie gabalai, kol kojos laiko, buvo pirmas gabalas su mano sugrįžimu, taip vadinamuoju. Ir man atsivėrė tokia ir aš žiūriu, ten vienas gerai varo, antras gerai varo ir taip, žinai, įdomiai pasidarė, pradėjau žiūrėti, ką ten žmonės daro, labai įdomiai, bet buvau taip užsiskleidęs, kad išgauti kažką savo. Ir manau, man iš dalies pavyko, bet nežinau, ar čia kaip gera ta kelionė buvo ir teisinga, nes tu irgi save apriboji nuo kažko, žinai, kaip asketizmas tam tikras, žinai. Ir gal kažkur tau padeda, kažkur ne. Bet va įdomios tos individualios kelionės, individualūs požiūriai, tai žinai. O va pasakyk, dėl suvedinėjimų, kokie yra tavo mėgstamiausiai ir nemėgstamiausiai klientai, žinai, ar tarkim, jeigu žmogus bendrauja su tavim pagarbiai arba ką, bet jis nuolat turi prie kažko, žinai, prisikabinti, ten tas man nepatinka, tas nepatinka, ar tiesiog žmogus, kuris gal tu jam per, žinai, 1, 2, 3 bandymą suvedi, bet, žinai, gal nahalas koks nors, žinai, arba pasikėlęs, ten čiau, žinai, kaukutė, žinai, aš čia toks. Va, kaip tau su tais klientais? Na, iš tikrųjų, tai vėlgi, dėkui už klausimą. Ir daug kas tikrai atsiremia į vertybės. Iš tikrųjų, kadangi dabar jau esant, turbūt labiausiai atsižvelgiu tiesiog, kad man svarbu, kad kaip minimum aš, kad gražiai subendraučiau, kad viską
pateikčiau, kad viską gražiai sukalbėčiau, kad nežinau, kad vis tiek klientas norės pas mane, kad norėtų pas mane grįžti, dar svarbu yra ne tik va, tas biznio reikalas, bet ir gražus pabendravimas, vis tiek, kad jis norėtų grįžti. Tai iš tikrųjų duosiu paprastą pavyzdį. Rokas Drukteinis, toks anksčiau jisai buvo tyfas, galbūt tu girdėjęs esi. Jo, Tai va. Ir žodžiu, kai mes čia paleidom, kai nustebinom galbūt albumu, tokiu iš niekur, visiškai su kitu nickneimu, Rokas Drukteinis sujungtai, gal mes galėsi nuorodą netgi descriptioną, kas nori paklausyti. Žodžiu, kai mes darėm su juo tą albumą, aš pasakysiu nuoširdžiai, mes sėdėdavom per naktis iki kokių 5 nakties, nuo kokių 9 vakaro, ir mes ten taisom po biškelį taisom, kreipiam. Ir dabar, pavyzdžiui, tu turbūt paklaustum, arba daugam kiltų klausimas, iš kur ta kantrybė, kaip čia viską, aš atsakysiu labai paprastai. Jeigu, nes Barokas, mes su juo ir gerai sutariam, ir jis visada man labai primena, realiai kaip tu, Stasai, kaip jis vertina ir ant kiek jis nežmoniškai yra už tai dėkingas. Man labiausiai turbūt nepatinka tas naglumas, kai žmogus net nesugeba pasakyti, kad aš vertinu tavo darbą, aš žinau, kad čia yra sudėtinga, aš žinau, kad čia mes vargstam, bet jeigu gali, prašau, tai padaryk, nes man tai patinka, ar galėtum, jei ką daugiau pamokėsiu ir taip toliau. Ir tas tiek yra iš tavęs, tai iš tikrųjų, taip neliaupsinant, bet nuoširdžiai, Stasai, tu esi mano gal net mėgstamiausias klientas šiuo metu, aš net negaliu pasakyti, negaliu taip kažkaip, bet realiai, aš tai pasakysiu, nes tikrai, kaip tu vertini. Mes su tifu, karoči, vienodai. Mes realiai, vienodai, realiai, tikrai tas vertinimas, jis yra svarbiausia. Tada aš nuoširdžiai, čia man yra valiuta. Jeigu žmogus nori kažką keisti, daug, bet aš matau, kad jis labai, labai tai vertina, aš neimsiu pinigų už tai, ką jis papildomai nori padaryti. Svarbu, kad jis vertintų. Jeigu matau, kad vertina, viskas gerai. Jeigu jis tiesiog, šitas nepatinka, šitas ir taip kilnojamas iš A į Z ir net neduoda to supratimo, kad tikrai yra galbūt sunku, mūsų ausys vis tiek skirtingos. Gal aš padarau, kad skambėtų gerai, bet kitas tiesiog jų ausys nori kitaip. Ir viskas, tada mes užmirštam taisyklės ir darom kitaip. Tai tada yra nesmagu, kai to neįvertina. Bet kai vertina, tiesiog jeigu ateinat pas mane susivedinėt, tai žinokit, kad, aš galbūt net akcijų kokių pritaikysiu, jeigu jūs man, pavyzdžiui, po didelių poreikių pasakysit, aš tai labai vertinu, man tikrai yra labai svarbu, kad tu tai ištaisai, kad, kaip ir tu pasakai, su tavim lengva dirbti. Tai iš tikrųjų, Stasai, su tavim yra lengva dirbti, nes tu ir viską aiškiai susakai ir taip toliau, tai aš manau būtum kaip pavyzdys, kokių klientų tikrai norėčiau, žinai. Tai dar... Nesakykim vardais, kokių nenorėtum. Tai tada, gerai, taip ir ne, iš tikrųjų, dar ką pridėsiu apie savybės, kokių nenorėčiau, tai būna irgi, kur tiesiog ten teškia kažkokie, netgi būna, sako, sumokės, tada nesumoka, vėlgi, bet čia jau turbūt kraštutinumai yra, kur netgi sako, seni, davai, palauk dar biškį, ir nesumoka, tada ateina diena, sako, čia šaibos dar neatėjo, ir taip atrodo po to muilina, kur net neparodo, kad jam svarbu yra sumokėti už gabalą. Tai todėl aš dažniausiai darau, pavyzdžiui, tau, Stasai, aš visada atmetu vavą ir tada tu man sumoki. Pavyzdžiui, arba tu man iš karto sumoki. Bet dažniausiai aš atmetu MP3 ir tik tada, kai gaunu pinigus vavą. Atmetu. Aukštesnės kokybės failą. Tai tiek būtų turbūt šito klausimu. Jo, pas mus taip, man patinka, kaip pas mus vyksta tos transakcijos, ta prasme,
kartais aš galiu užmesti biškį į priekį, kartais tu padarai, jau atsiunti vavą, ta prasme, mes viens kitų kažkaip pasitikim, bet aš pilnai suprantu, kad aplamai vis tiek tugi, nors ir darai iš širdies, tau tai patinka, bet tai yra, kaip tu ir pasakai, valiuta yra didelis aspektas tos veiklos, nes niekas nenori dirbti už dyką. Ir be abejo, turi būti ta sistema, kad tavęs neišmaudytų, nes vėlgi, ką darysi, tugi ten nesužinosi per Facebooką susijungia adreso, nesužinosi, nenuvarysi, nepasibelsi, kur babosai, žinai. Tad jo, čia yra rizika. Tai, bet dabar, žinai, toks man įdomus klausimas, kadangi tu sąžiningas žmogus, tu pasakysi, man atrodo, sąžiningai, nepaisant ego, vis dėlto suvedinėjimas kitiems žmonėm, ne savo gabalam, o kitiems žmonėm, tau yra biznis, ar tau yra nuoširdi veikla, kurią tu tiesiog priklausai turi daryti kaip menininkas? Na, iš tikrųjų, aš manyčiau, kad šitam klausime yra šiek tiek ir to, ir to. Aš galbūt pasakysiu, kad aš pirmiausia, kai bendrauju su klientu, aš parodau gal šiek tiek daugiau to šilumos negu reiktų. Pavyzdžiui, aš iškart labiau šiek tiek atsiveriu. Ne tai, kad aš pasakoju kažką, bet sakau, tikrai, kad patinka tavo kūryba, esi šauniai dėlioji, taip toliau. Iš pradžių aš visada pabandysiu patapti draugu su klientu. Kad ir kaip tai galbūt keistai skambėtų, bet, galbūt kažkas man parašys iš Ukmergės. Aš kažkada važiuosiu Ukmergėj, man nuleis padangą. Aš jau žinosiu, kam rašyti, kad man pakeistų, žinai. Tai čia toks paprastas palyginimas, bet jo, šiek tiek biznio, nes viena svajonių galbūt būtų iš to pragyvent. Nes kaip aš įsivaizduoju, kažkur atsikeliu, koks upelis šniokščia, aš kokioj, kad ir mediniai troboj, bet laimingas atsisėdu prie savo kolonėlių kompiuterio ir tiesiog pasuvedinėju. Man tai patinka, niekur iš namų eit nereikia, suvedu gabalą, išeinu pasivaiščioti į miškelį. Tikrai, toks būtų viena svajonė iš tikrųjų tokia rutina. Tai tas, tai šiek tiek biznį iš to norėtųsi pasidaryti, bet visada bandau tapt draugu su klientu. Tikrai, kad ir būtų. Ir dušiai miela, ir kišenė nežvyras, karočiui. Labai geras posakis. Tai labai geras posūkis. Dovanokit, dėl tų žmonių, tu sakai, tarkim, jeigu tu ten suvedinėjai Ukmergės zoo, kažkas nutiko, tu Ukmergėj, tau visą laiką padės, žinai, aš sutinku su to dalyku, tos ryšius reikia megzti, nes kartais būna, žinai, kaip, bent jau pas mane, kadangi yra tos gyvenimiškos patirties, mes pratrynę tų gatvių su daug žmonių bendravom, iš pradžių, pas mus su Auryza buvo labai įdomi istorija, tokia mes bendravom kažkur metus online, iki tol, kol susitikom Anglijoje, žinai. Ir Anglijoje mes susitikom, mes per online, taip, žinai, šiltai bendraujam, mes tam bratulės, žinai, susitinkam gyvai ir mes, karočiui, viens į kitą, taip, žinai, šaudom, karočiui, žvilgsnius, patylim, biški, žinai, studijuojam, nes mes turim tą tokį pacanską patirtį, žinai, kad negalima, kad tavo gerumo ir mandagumo priimtų už silpnybę. Ir tau visą laiką reikia iš pradžių išstudijuoti, ar žmogus iš tikrųjų atitinka, ką jis kalbėjo, gyvai dabar matom, čia jau kitas žaidimas. Ir, žinai, taip, atsargiai, ir ten jau link vakaro, mes jau, žinai, bratulios, takoja, jau pamatė, žinai, įvertinę vienus kitus. Ir tada jau kažkaip tas, gal čia pacanska ta dalis žmogaus, kad tavo šiltoji pusė atsiveria tik tais po to, kai tu jau įsitikini, kad tam žmogui galima kažkaip atsiverti, ne, tipo, ir jau tada tu gali su juo judėti, tu tada jau darai judesius kartu, tu tada jau gali, kaip pasakytas, žinai, pasitikėjimas irgi savotiškas žvėris yra, bet kaip minimum mažiau kartų reikia atsisukti ir tikrinti savo užnugarį, žinai, negali pilnai, ta prasme, vis tiek, pilnai pasitikėti net savim kartais negalima. Aš, žinai, pasitikiu šeima ir savo šunim ir net savim antiek nepasitikiu, kiek aš pasitikiu savo šunim, nes aš žinau, kad aš esu žmogus, o žmogus gimsta su dahuja defektų, žinai, ir mūsų ta gyvenimo kelionė tos defektus ištaisyti, kažkaip apie juos pamastyti, o jeigu tu jų netaisai, tai tada tų defektų ir miršti, žinai, bet, tarkim, klausyk, turint omeny tą
tavim praleistą laiką ir kelią nuo skirtingų tų kūrybos aspektų, ten, žinai, boom bapas, drillas, sakiau, grillas, grillas, tai čia jau pavalgyti neblogai, boom bapas, Grilas, gerai. drillas, nuo boom bapo prie grilio, Dabar jo geriau grilinčiau, žinau. žinai, va tas drillas, po to suvedinėjai gabalus ir viską. Ar tu dabar jauti, tu palėtei, ta prasme, tus daug aspektų, va, iš vokalinės, muzikinės, hip-hopo pusės, ar tu dabar jauti, kad tu jau apsistojęs, tu jau žinai savo sritį ir kur tu veiksi, ar mes tave gal galim pamatyti kokiam naujam amplua? Na, iš tikrųjų, kaip aš dabar esu labai apstojęs su kūryba. Bet, vat, nežinau, ar tu man paantrinsi, bet pavyzdžiui, kaip man yra dabar, kai aš esu apstojęs visiškai su kūryba, nežinau, kiek aš laiko tinkęs, gal metus, gal daugiau, manau daugiau šiek tiek, bet kažkur apie metai su trupučiu nuo mano paskutinių išleistų gabalų ir man kiekvieną dieną vis didesnis noras. Aš jaučiu, lyg kažką viduj kaupčiau tokio, kur pats save galbūt nustebinsiu. Kad atrodo dabar, jeigu aš grįžčiau į kūrybą, mano smegenys jau žinotų, kaip ką daryti vėl, ta prasme, naujai atsivertų. Turbūt čia kaip paprastas dalykas, tu mokėsi žaisti kokį tenisą, žaidi ištisą mėnesį, tada padarai savaitę pertrauką, grįžti, žiūri, kad tau daug lengviau ir žaisti ir tą raketę valdyti ir viską. Tai va toks dabar jaučiu. Aš grinai žinau, kad va, bus toks momentas, kada man dzingtels ir aš vėl pradėsiu kažką leist, kurt. Tai galim laisvai pamatyti mane kažkokiam naujam amplua, nes jaučiu, kad ta muzika man pastoviai kvėpuoja į nugarą. Kažką jinai sako, dar liepia atiduot kažkokią duoklę. Tai va, gali tai būt. Nu, lauksim, bet nepriklausomai nuo to, net žinai, aš tikiuosi be abejo, kad padarysi, net jeigu tu repo nedarysi, mes žinom, kad tu suvedinėjai, tai tu gali, žinai, tapti tuo šešėliniu kardinolu, žinai, kur šešėlėje tampa stygas, nepriklausomai nuo to, ir tu asmeniškai darai repą, nuo tavęs priklauso, kaip tai reperiai skambės, žinai, tai tu ten gali kontrolę sumesti, žinai. Bet dėl įkvėpimo tavo aš pilnai sutinku, žinai, yra toks dalykas, va kaip aš vienam iš savo gabalų, kurį tu suvedinėjai, dar jis neišėjo, bet albumai išėjęs, aš sakau, kad, žinai, gal hebrai patinka mano gabalai, bet aš savęs neskaitau reperių, aš esu patsanas, kuris tiesiog moka repuoti, žinai, bet tam vis tiek sueina kažkokia ta kūrybiškoji gyslelė yra ir man va kaip tu sakai, kad tu jauti, kad tiesiog tau ateina ir tu žinai, kad vienu momentu ta damba prastums ir bus potvinis, karočiui, žinai, va man taip su šito antru albumu, aš žinojau, tarkim, kadangi aš noriu padaryti trilogiją tų albumų, Išsiganimas, Purvas ir Geresnis rytojus, tai aš maždaug žinau idėją albumo, bet va pati, kad žinai, tos gabalus surašyti, aš sėdžiu, aš jaučiu, man ateina ir va visi tekstai, dauguma gabalų mano partijų buvo įrašyti va grinai per mėnesį, tiesiog tą dambą pramušę ir ir atėjo tas vanduo, ta versmė ir tu ant tos bangos iš karto pradedi kiekvieną dieną. Vieną dieną parašai, kitą dieną repetuoji, šoki į būdelę, žinai, tai aš suprantu, va kaip tai vyksta, kad kartais negalima iš savęs spausti to, ko tu neturi, nes jeigu tu save gręši nuolat, tu arba pradėsi daryti iš lempos, arba pradėsi daryti paviršutiniškai, o va kai jau tu turi savyje tos sakus pritaupęs kaip geras prinokęs vaisius, tada ir tos sultis skanesnis gaunasi, žinai, tad sutinku pilnai. Iš tikrųjų, aš manau netgi pats tu dabar jautiesi, vat kaip ir tave jaučiu, kad tu jautiesi toks šviežias vaisius muzikoje ir tau yra, aš suprantu, kad tau ją visada buvo smagu daryti, bet dabar tau ją yra visiškas kaifas. Kaifas gamint, rašyt tekstus, tu dabar jauti paprastumą tame, jauti vaibą, va taip galbūt galima pasakyti. Jo, žinai, aš ir pergalvojau savo kūrybą iš tikrųjų, nes anksčiau, žinai, kai tu pradedi, dėkui tau už gerus žodžius, man iš tikrųjų malonu, Vytai. Žinai, aš anksčiau, kai darydavau, kai tas maksimalizmas ateina, tu kadangi negali išspausti labai gilių temų tokių, tu nori tipo
paprastas temas išspausti kuo mandresniais žodžiais, žinai. Nu, man bent jau taip. Ir po to aš pergalvojau, kažkur prieš keletą metų, aš pergalvojau, kad, žinai, reikia iš tikrųjų tą struktūrą pakeisti. Reikia kuo sunkesnius ir mandresnes temas išreikšti kuo paprastesniais žodžiais. Ir man tame azartas atsirado. Tipo, nevartyti ten, žinai, kad aš turiu kokį žodyną, įvertinkit mano žodyną, mano metaforos, o ne. Tipo, tu įsiklausyk į prasmę, kad yra prasmė mano gabale, o žodžiai yra paprasti, kurie yra prieinami visiems, žinai. Jo. Ir tas yra įdomu. Na ką, Vytai, tu turi ką nors dar pridurti gal klausytojams, gal nori paliesti kažką iš praeitų klausimų? Jo, iš tikrųjų, greitai dar ką norėčiau pridėti, tokia mintis pas mane, kad per muziką aš suėjau ne tik su nuostabiais žmonėm ir atsirado daug ryšių, kur atrodo dabar aš galiu tiesiog kažkam parašyti gyvenimo kokiu tai klausimu, pavyzdžiui, kaip tu, dar kažkas, Rokas ir visa kita, kur aš galiu ne tik gyvenimo klausimu atbėgti kažkokiu tai, kaip iš patirties, bet aš tiesiog ir gavau prieigą prie tų atlikėjų, kurių aš klausydavau mažesnis, kurių aš, kaip ir tavo, aš pamenu, buvau girdėjęs iš tavo pusės, tai tik gabalą su Ade, bet tu turbūt nepyksti, supranti, tai būdavo. Viską, gerai. Dėkui, tai viską imant, Rokas, kaip ir būdavo Tyfas, labai daug praklausęs, Styglė, Mikrovonas, iš tikro, dar Domas, pavyzdžiui, ir aš su jais kažkada aš jų klausiau, o dabar žiūriu, man kažkas sako, blemba, man nepatinka tas mano vokalo suvedimas, dar biški kitaip, reiktų pataisyti. Ir mes tiesiog tokiai šaudomės, ar šiaip kokiais juokeliais, tai tiesiog realiai čia turbūt būtų puikus pavyzdys manifestingo, žinai. Aš nuoširdžiai galvodavau, kaip būtų fainai pakalbėti, tai duosiu pavyzdį, su kokiu, Roku. Tiesiog, Tyfu, tiem, kas nežino, aš jį vadinu Tyfu, bet dabar jis yra tiesiog Rokas. Tiesiog Rokas. Tai aš kažkada galvodavau, kaip aš norėčiau paklausti, patarimo galbūt. Kaip aš norėčiau su juo padiskutuoti kažkokią tai temą. Ir tiesiog tos mintys mane užvežė su mano hobiu ant to. Ir aš esu labai dėkingas Dievui, dėkingas tikrai be pastangų. Tas atėjo tiesiog su hobiu, žinai. Tai tiek. Malonu, kad taip kalbėjai, kad kartais, kai dirbi, kai kažką darai, svajonės tampa paliečiamos. Dėl to svajonės yra labai svarbu turėti, kad tu galų gale galėtum jas paliesti ir sukurti savo naują svajonę. Man aš tą galiu palyginti, tarkim, su gabalais su Bandžium. Nes man, kaip ir sakiau, Zenitas yra top 2 MC visoje Lietuvos istorijoje, jeigu žiūrėti. Yra dabar žmonių, kurie gal turi geresnį flow, kažkas turi geresnį produkciją, bet visumoje man Zenitas yra top. Ir kai man iškrito garbė ir palaima padaryti gabalų su Bandžium, aš galvojau, aš buvau sprogęs, žinai, nes man tai buvo kaip kultiniai atlikėjai, žinai, ir tas yra įdomu, karočiui, labai iš tikrųjų, kad svajonės jos tampa paliečiamos. Žiūrėk, turim 7 klausimus tau, bet klausimų formatas iš žiūrovų. Ir klausimų formatas eina blitzas. Tad be abejo, jeigu ten nori išsiplėst, gali išsiplėst, bet mes bandom kuo greičiau, tipo ant smūgio, nes hebra dabar, žinai, kurie įsijungia šitą dalį podcast'o žiūri, daugumai svarbu, kasgi iš jų laimės, žinai, bet tai pažiūrėsim, karoči, bet to eina klausimai. Šapulė pas mus, stebuklinga Šapulė, mūsų dalyviai. Ir davai, pirmas klausimas iš ALD, Ainoras. Nežinau, ar tu jį asmeniškai pažįsti. Žinau, tikrai žinau, linkėjimai Ainorui. Linkėjimai tau. Gerai. Klausimas, kada tavo naujas gabalas?
Na, iš tikrųjų, pasijaučiau kaip koks vlogeris, žinai, Lietuvos, kur sako, kada naujas video. Bet iš tikrųjų, iš tikrųjų visiškai nežinau kada. Kaip ir jau sakiau podcast'e, kada pratrūks tas vamzdis, tada ir bus tas potvynis, kažko tikrai, manau, užleisiu, gal net kokiu albumu ateisiu. Va tikrai nežinau, gal per ateinančius metus, gal po 10 metų. Bet aš jaučiu. Aš tai jaučiu. Tai va. Nu, jeigu ateis albumas, tai tada jau Vytas įsibrauna Maiko Tysono modas, karočią. Iš karto albumas, bam! Gerai, važiuojam prie kito. Antras yra, nežinau, H-Niza ar H-Niza. Jo klausimas, kodėl prisidėjai prie muzikos pasaulio? Kodėl? Tai turbūt visam podcast'e turbūt ir būtų atsakyta. Bet, vat, kaip ir pasakysiu, kadangi esu jautrus, bičas emocinis, toksai labiau, tai man labai muzika, kaip ir daugeliu, padėjo prabūt sunkius momentus, sunkius išgyvenimus, tai kadangi man tas patiko, o aš visada norėdavau vat, kažką išbandyti naujo ir galvoju, kodėlgi ne. Viskas prasidėjo nuo eilėraščių ir jau kai tas sniego gniūžtė pradeda suktis, tai po to ir užsisuka. Tai va. Pasidaro didelis gniužulas. Tai paprastai pasakysiu. Tai va. Jasne. Kitas klausimas. Nėra prasmės 4083. Kokie ateities planai? Oi. Čia klausimas vėlgi, į kurį norėčiau žinoti atsakymą tikslų. Bet, na tai vardinsiu, galbūt iš mano minčių dabar išskris kažkas, kas man bus irgi naujiena, tai tikrai tobulėti suvedimuose. Tikrai, kadangi dabar esu tam gyvenimo etape, kur žinau ne aš, bet noriu sužinoti kažką naujo ir pabandyti. Net jeigu ir manau, kad tai netiesa, ar dar kažkas, aš noriu pažiūrėti, noriu įsitikinti, ar tikrai kažkas neveikia. Dabar grinai mokymosi etape esu. Dabar noriu būti kuo mažiau teisus, noriu išmokti. Va taip pasakysiu. Ir tada... Jo, turbūt čia klausimas vis tiek apie muziką, tai ir kažką išleist dar gražaus, atiduot tą vidinį jausmą duoklės muzikai, kurį jaučiu. Tai va, tiek. Nu, matai, klausimas buvo iš žmogaus nėra prasmės, o atsakymas turi prasmę. Važiuojame prie kito, dabar yra iš Klaipėdos dalyvis Valdelio 420. Ir čia jis jau parašė, aš skaitysiu, kad aš žiūrėsiu iš šoną, skaitau. Nori patrukdyti jūs Klaipėdos frontas. Labai patiko jūsų miksas. Esu labai laimingas, kad Tadas Punk TM jūs parekomendavo. Ar būtų galima į jūs kreiptis dėl miksinimo paslaugų ir dabar? Linkėjimai jums. Taigi minutės reklamą Vytui. Na, iš tikrųjų, jeigu kažkam reikia, jeigu kažkas norit susivest gabaliuką ir susibendraut, tapti draugais, taip pat juokingai ir banaliai sakau, bet tikrai galima pas mane visada. Būna, kad iš karto neatrašau, gal net kartais po dienos, bet kai turim susitarimą ar turim kažkokį projektą, Stasai, tu mane žinai, kad aš kartais nepasininu per dieną ar dar kažką, bet tai turbūt tik dėl to, kad mes turim ilgalaikį projektą, žinai. Vėlgi būtų kitaip, jeigu tu tik tartum žodį ir sakytum, man rytoj reikia suvedimas, kad būtų paruoštas, viskas aš padarau, žinai. Tai va, galit susivest, tikrai nebijokit, tikrai kantrybės išmokau būt norų pildytojų klientams. Tai va, dėkui ir Valdas vardas. Man atrodo, tikrai Valdelio 4.2, bet turbūt Valdas. Valdelio.
paklausyti Vyto suvedimų, kaip ir sakiau, mes po video būtinai numesim ir kaip susisiekti su Vytu. Ir jeigu Vytas, aš nežinau, ar tau reikės pakalbėti su Roku, ar galima numesti linkus į tą albumą, kurį tu jam suvedinėjai. Jeigu galima, tai tada ir numesim linką, kad galėtumėt patikrinti, kaip skamba gabalai Tifo. Ir be abejo, gegužės 31 dieną, kai išeina mano albumas Purvas, kiekvienas gabalas yra suvestas Vyto taipogi. Tad, o kas liečia, kaip sakai, kad kartais tu per dieną nepadarai, tai žinai, kaip pasakyti, greitai tik tais, kaip sakoma, Rusijoje greitai tik tais katės pisasi, žinai. Tai aš noriu pasakyti, kadangi be filtro rubrika, tai dovano, kad keikios, bet taip. Bet gal Vytas per dieną nepadaro gabalo, bet jeigu tu su juo bendrauji, parašai, į žinutės yra atsakoma tą pačią dieną. Pagrinde, bent mano patirtį. Taip, tad bendravimas visą laiką eina, kaip ir turi eiti. Pats tiesiog suvedimas gali užtrukti daugiau negu ten dieną ar dvi, bet tai yra visiškai normalu. Ta prasme, kai kur tu lauki suvedimo iš kitų žmonių ir savaitę ir dvi. Tad manau, su laiku viskas gerai ir prasmingose rėmuose. Gerai. Tikrai būna. Dar labai greitai papildau vienu sakiniu, iškart pertraukia, jeigu įsiplėsiu daugiau. Aš tikrai ateikit, pažiūrėsim, kažkam nepatinka mano kokybė, bet čia vat yra viskas normalu. Gali patikti, gali nepatikti. Svarbiausia įsibandyti. Kartais randam kompromisų, netgi pirmą nemokamai padarau, bet čia vėlgi daug niuansų. Tai va. Gerai. Kitas yra Valentinas Streigys 4628 ir Valentinas klausia, kaip pradedi kur, tarkim, bitą, turi stilių, idėją galvoj, ar tiesiog proceso metu gimsta viskas? Viskas dažniausiai gimsta proceso metu. Realiai, toks paprastas atsakymas, viskas gimsta proceso metu, žiūrint su kuo, pavyzdžiui, labai mane įtakoja, jeigu aš su kažkuo darau fitą, kaip ir pavyzdžiui su draugu kokiu, ir vis tiek aš savo draugus labai gerbiu, ir kadangi gerbiu, man visada norisi su jais gerai padaryti. Visada, bet kuriuo atveju. Tai procese tas įdėtos pastangos atsiperka visada. Procese, viskas pas mane procese. Tai va. Na taip, kebra. Dabar klausia MOG Records, kaip tik Valdelio paklausė, padėkojo, kad ar buvo ten, Valdelio sakė, ačiū, kad Funk TM padarė gabalus, tai MOG Records, Funk TM Tadas yra kaip tik prie tos kontoros ir klausė įstavęs paskutinę dainą, kurią klausė YouTube'ai. Toks paprastas paskutinė daina, kurią klausiau YouTube'ai. Jeigu čia aš išeičiau greitai YouTube'ą pasižiūrėti, kokią paskutinį mano klausytą dainą, neišsijungtų niekas. Taip, greitai aš nubėgu. Hello, darkness, my old friend. Žodžiu, tai va, ką tik nuėjau YouTube'ą pasižiūrėti, kokia mano paskutinė klausyta daina, tai yra Mika XCH. Dabar neprisiminsiu raidėm, bet yra toks gabalas Mano Vievis Jamaica. Ir labai, labai geras gabalas. Nežinau, Stasai, ar tu žinai jį? Mano Vievis Jamaica. Tai ir tau numesiu paklausyti, ir jūs paklausykit, Stasas vėlgi, gal tu įmesi nuorodą? Gerai, galim padaryti, jo. Gerai, nes iš tikrųjų labai geras gabalas ir taip irgi sprogęs teko susipažinti su atlikėjais pačiais per Styglės koncertą tokio vieno atlikėjo, tai labai, labai, labai geras gabalas tikrai. Taip. Gerai, reikės pažiūrėti. Ir paskutinis klausimas iš Andriaus iš Šiaulių, Nikų Septolyt, praeitų metų laimėtojas. Kiek laiko klausai hip-hopo, geriausias hip-hopo atlikėjas? Ir koks patinka muzikos stilius? Na, iš tikrųjų, hip-hopo aš klausausi, gal taip tariant, 9-10 metų, gal 11, bet to nežinodamas, pavyzdžiui, gal kažką prasukdavau vis.
iš tikrųjų, dabar nuoširdžiai pasakysiu taip, kad aš dabar mažiau klausau muzikos. Ir vietoj muzikos aš labai daug saviugdos klausau. Tai tokių kaip, pavyzdžiui, motyvacinių pokalbių, klausau psichologo, pavyzdžiui, kažkokio, tai apie santykius, apie bendravimą patį, apie tobulėjimą, vat, kad ir tas kompromisų menas kažkas man labai patinka. Tai aš gal tiesiog pasakysiu ne muzikinį atlikėją, bet ką labai rekomenduočiau kieno podcastus paklausyti, tai yra toks Darius Ražauskas, jis yra psichologas, pas jį Lietuvoje kreipiasi gana garsų žmonės ir pagal jį nelabai yra neįsprendžiamų santykių problemų, atšalimo ar dar kažko. Jis yra radikalus, bet man labai jo mąstymas patinka ir aš jo pasisėmęs daugelį gyvenimo situacijų pokalbių matau visiškai kitaip. Tai visiems siūlyčiau. Tai va, nes, žinai, gal turbūt, Stasai, tu man irgi pritarsi, kad kartais pati muzika atsibosta ir kažko klausai netradicinio visiškai. Tai va, dabar man ta stadija. Tai va. Aš tiesiog leisk man duoti tau vieną patarimą humoristinį iš repo pusės. Jeigu kas nors klausia apie repą, nežinai ką atsakyti, sakyk Wu-Tangai, karočiui. Ir viso, ir viskas. Wu-Tang, sakai, Wu-Tang klanas, blėt. Nepriklausomai, ką sako, ten koks mėgstamiausias albumas, Wu-Tangų, karočiui, žinai. Mėgstamiausia grupė Wu-Tangai, mėgstamiausia atlikėjai visi iš Wu-Tangų, žinai. Niekada nesuklysi, hebra visą laiką supras, bent jau čia iš mūsų senos mokyklos, bet čia jau kauju be abejo. Dabar, Vytai, tu dalyvausi, karočiui, šitoj šapulioj, ta prasme, traukime. Aš maišau, o tu man pasakai, kada nustot ir kada traukt. Gerai. Trauk. Nagi. Opa, Andrius iš Šiaulių. Septolit. Jo. Septolitas Andriau. Laimėjo praeitą kartą ir laimėjo šiemet. Sveikinu, laimėjo albumą Purvas ir taipogi Maikoną iš Kuvero. Dovanok, Vytai, aš tave pertraukiau, tu norėjai Andriui pasveikinti taipogi. Jo. Bet ne, viskas gerai, Andriau, sveikinam, tikrai Maikutė albumas. Tai smagu, kad išgirsi gavęs dar tokį ir siurprizą. Tai va, tiek. O tau, Vytai, kadangi žinau, kad sportuoji, vaikštai į salę ir viskas, šiandien neveltui sėdžiu apsirengęs sportiškai pats, tau mes gegužės vidurį kažkur perduosim lygiai tokį patį treningiuko iš Kuvero, visą setą, galėsi panešioti, tikiuosi draskysi ilgai ir tau patiks, bet, kaip sakau, į svečius stengiuosi neateiti tuščiom rankom. Dėkui tau labai už dalyvavimą šiandien, iš atdušai, man labai malonu buvo pakalbėti, man labai geri įspūdžiai ir tu kaip žmogus esi puikus žmogus, malonus ir išmintingas ne pagal savo amžių, kas yra labai gera, tad dėkui tau labai atdušai. Dėkui, Stasai, taipogi atsisveikinam su visais. Padėkas visas susakysiu dar asmeniškai pokalbį. Nežinau, ar tau, ar man vienam šiek tiek pakimo balsas, ar ir tau šiek tiek. Ne, aš pripratęs tau kalbėti. Pripratęs. Tai va, man šiek tiek pakimo balsas, bet dėkui už komplimentus. Tikrai, Stasai, apie tave ne ką mažiau ir tik dvigubai tai, ką tu man pasakei. Tai va, tas vėl mandagumo karas, tas kaip sako, žinai. Jo. Tai va, dėkui tau. Tai buvo antras Be filtro epizodas kartu su Vytu Macijausku. Na ką, štai ir pasibaigė antras epizodas. Tikiuosi visiems patiko. Dėkui labai kiekvienam, kas prisijungė, kas klausė, kas žiūrėjo, kas palaiko. Andriau, dar kartą sveikinam tave su laimėjimu. Prašau, susisiek su manim. Pasirink bent kurios marškinėlius, kurių tu nori iš kuverbrand.com. Mes juos tau pasiūsim. O po gegužės 1 dienos taipogi išsiūsime tau ir albumą Purvas. Pradedant nuo sekančio epizodo, kuris bus su MC Robu kitą penktadienį, baigėsi visi video pokalbiai, dabar važiuojame tiesiai į svečius pas kiekvieną iš dalyvių, kiekvienas turės po savo mikrofoną, kamerą, šviesos,
pilna programa. Tad tikrai laukiam jūsų eterį. Dėkui, kad buvote su mumis. Kulka atsijungia. Tai ką?